Sveiki, bičiuliai, sveikinamės Pavargę, ištiškę po 6 dienų nuolatinės žvejybos, ne visi. Turim ir tinginį vieną, kur tik nuo ketvirtadienio atvažiavo. Mes su Rusla nuo antradienio su Kaziuku, Mindė nuo trečiadienio. Žodžiu, išvargom pergalę trečiam etape, kuris vėlgi vyko Skirvytėj, kaip visi žinot. Išvargom pergalę, vyrai ar ne? Išvargom, žiauriai. Nes bet vis tiek Skirvytė... stabiliai varėm. 2,8, pas mus buvo 2 ir 2,8. Vis tiek stabiliai. Nu, bet pirmą kartą turbūt visoje istorijoje savo, šių metų, nepasigerinom antrą dieną rezultatą. Pirmą kartą nepasigerinom. Aš jau nekalbu apie prieš tai būsį etapą. Tai va, bet žodžiu buvo sunku. Sektoriai turbūt nelabai turėjo įtakos, ten zonos, sakykime, Mindė sėdėjo C zonė. D zonai. D zonai. Kaip visada. Kaip visada. Tai, kaip nebūtų keista, D zona buvo žiauriai, ta prasme, nežuvinga. Kokį ten didžiausią svorį darė Hebra? Šiandieną, kiek ten buvo? 5,5 man. O Jėzus Nu, Marija. visokių žmonių. Be nieko, realiai. Ta prasme, be svorio. Taip. O šitas... Vakar buvo 6 kg. Tai va taip, tai jo, vakar taip. Nu, kažkas. Smulkia žuvelė visi ten gaudė. Ne visi, kai kas bandė išlaukti, kaip ir aš šiandien bandžiau išlaukti karščio, bet nepavyko. Nepavyko, ne? Visiems kitiem, gal tada nepradėkim nuo galo, pradėkim gal nuo pradžių. Žodžiu, hebrytė, žiūrėkit, jau ką nėra prasmės kalbėti, taktikos nėra prasmės kalbėti, pasakysiu kodėl. Todėl, kad yra antras podcastas, yra pirmas podcastas, principe, hebra, taip nuoširdžiai pasakius, niekas ir nepasikeitė. Nors per, sakykime, treniruotės šio etapo. Per 4 dienas pagavau tik 3 karšius. Kiek jūs pagavot, hebra, iš visą tenai mes ten? Pas mane buvo košmaras ir aš jau galvojau, kad nebėra ten karščio. 13, 14. 14, jai, tu... Na, aš pirmą dieną ketvirtadienį. Mindė, kaip tau su karšiais buvo per... 0 karščio. 0. Nu tai va, aš 3 pagavau. Aš 9. Netyčia. Tu 9. Kada tu spėjai? 5 valandas. Per treniruotės. Ai, per treniruotės? Aš apie treniruotės galvoju. Ai. Jo, treniruotės tai nebuvo. Nu, Šiaurės treniruotės buvo, hebra, blemba. Ir sakau, vis tiek atsitreniravom. Paskutinę dieną nėra prasmės kalbėti apie pirmas 3 dienas, todėl kad nebuvo žuvies. Reikia paminėti vis tiek, kad didelės šėryklos veikia mum vėl. Bet jau čia per Per varžybas. varžybas jo didelės šėryklos. Ir kažkokį gyvą vis tiek atrasdavom. Dabar tai paskutiniam, pavyzdžiui, vadienom, tai kažkas pabandydavo matilio paduoti ir neblogai būdavo. Kažkam padėdavo, kitiem kažkas pabandydavo. Na, buvo apie treniruotę. Jo, Gerai. matilio, Kaip padeda. pesterio, po Ta biškį, varžybas, biškį duodavom, kukurūzą, kažkiek ten slieko, bet va tai va reikia. Esmė būdavo, kad tas va kaip laikas visas bėgo, tai kažkas va, pavyzdžiui, pabando ten tavo matilį, paduoda. Ten visi treneriai buvo labai svarbus dalykas, ačiū treneriam. Jie perneša informaciją, tada po valandos kažkas kitkas kažką vėl pabando, slieko paduoti, suveikė sliekas, tada vėl informaciją perneša, kad slieko reikia paduoti. Ir va tai va, kaip planuojamės mes, nebuvo taip, kitiem atrodo, kad čia va mes sėdėm ir sugaudom. Ta informacija labai pas mus gerai lakstė viską, kažką va paimti, kažką turbūt ir viskas. Turėjom... Nes diena dienai nelygiai. Pabandai pakampuot, pasėdė ramiai, tas pakampavimas suveikia. Pas mus vienas dalykas nepasikeitė, kad visiškai. Mes pradedam gaudyti realiai 3 valandą. Va. Jo. Nu ten reikėjo visi- valdą po vieną, ten Nu, bet tai- čia geras rezultatas. O vieną pagrindas karščiuką. viskas nuo 3 valandos. Būna valandą, pusantros lieka ir tai tik tada jau gaudai. Mes kantriai laukdom, dažniausiai taško neteikdom, nebent ten jau, nežinau, paskutinė ten Jau laimėjau. pakeitė. A nebūtų? Ai, prašau, čia filmuoju. Tai va, ir toks va darbas pas mus buvo didelis. Iš šono atrodo, kad mes atsėdam ir pradedam.
Aišku, tas jaukas parinktas geras buvo jau, tą žinote, jau visą bazę. Keletą pridelių įdedam, bet pasiliksim paslapties, nes nesakysim. Jo, bandysim... Bet čia jau patys turite dirbinėti tokius dalykus, negalimas taip pateikti ant lėkštutės tos priedo. Nu, tai kiekvienas žvejys, kiekviena komanda turi savo ten mėgstamus priedus ir važiuojat ir treniruojatės, taip. Kas čia daro? Nu tai va, pavyzdžiui, dabar šitą etapą pavadėlį jau suplanėjau. Jau žinokit, 0,16 neveikia. 0,14 netgi ne, tai būdavo pradedi su 0,14, bet jau po to keiti 0,12 ir pasimažinu Aš kablį. 0,11 pragaudžiau visas dienas. Irgi gerai. Tai tų karpių tiek daug nebuvo. Ir aš šiaip kukurūzą tai jau pasimdavau vieną bankę arba dvi bankės, tai net... Bet jau jaučiasi, kad kukurūzas nueina. Jo. Karpio nėra. Esmė tame, kad kukurūzas veikia, jeigu daug žvejų, daug žvejoja, tada kažkaip jo. Bet dabar... Kai daug žvejoja ir karpį gaudo, ne? Jo, kiek atvažiuojam, kad čia tų žvejų ten mažai ir kažkaip būdavo tikrai... Lemo, nesakyk, antradienį buvo daug žvejų, bet to prasme, esmė yra tame, kad nebemeta kukurūzą. Jo, nebemeta kukurūzą. Nu, kažkaip daugiau pradėjo gaudyti. Gal dar pirko daugiau, kad su jauku žmonės pradėjo gaudyti. Jeigu pirmą, antrą etapą ten į kukurūzą varėm kaip, nežinau, nu, to prasme, nu, normaliai paduodam kukurūzą. Tai dabar kukurūzą realiai tikrai jautėsi, kad, nu, tiesiog net nereikia. Tiek nereikia. Jo. Truputį gerai, bet... Tai va, pasižiūrėkit antrą mūsų podcastą dėl jaukų. Dėl taktikų, tai sakyčiau, kad netgi skirtingai. Man, pavyzdžiui, vakar veikia mūsų taktika superiniškai. Bet irgi, va, kaip Laurinas sako, man vakar Ignatavičius iš dešinės pradėjo gaudyti, buvo trečias nuo manęs. Jisai turėjo 5 ir 1 karšį. Ir karpį 1. 5 karšius, 1 karpį. Modė iš kairės buvo, jis turėjo 5 karšius. Pas mane nebuvo nei vieno. Bet inirtingai dirbau ir atėjo tas karšys ir pradėjau lupti. Ir labai gerai sugaudžiau. O vat, antrą dieną gavau irgi tikrai žiauriai gerą sektorių. Tikrai, nu, daug kas jį vadin vipiniu. Šiaip esu aš tam sektoriu laimėjęs kažką tai. Ta prasme, žinau, kaip ten gaudyti maždaug, bet, nu, manau, kad pasirinkau netinkamą distanciją, gaudžiau iš 22 metrų. Ir neturėjau nei vieno karščio. Tai viską surinkau tais zurzlikais vadinamais. Ir buvo liūdna, tai va, bet dar biškį pasimėčiau ir va, šiandien pralošiau ten, likau gal 12, vakar 1, tai labai liūdna. Užleidau poziciją Ruslai tapt visą čempiono, pasveikinkit Ruslą. Visą čempionas Lietuvos. Atnešė vaisius. Jo, Ruslo maladėts. Ir etapą laimėjo. Jo, etapą laimėjo. Pagaliau. Etapą gal nebuvau net niekad žinokit laimėjęs. Antras buvai. Antras buvo, bet va, kad laimėt etapą, tai... Šiaip aš neatsimenu, kada tu laimėjau etapą. Jo, tai visą laiką būnu 4, 5 dažnai lieku. Man biškį va vis laik pritrūksta. Kaip ir va iki čempionų. Vieną taškiuką pritrūko. Tai va, ir kas dar iš tokių smulkmenų, kas, pavyzdžiui, šitą etapą buvo, tai dugno pasirinkimas. Mes būdavo ten tokio kietesnio ieškodom, dabar mes ieškodom minkštesnio. Tai va irgi niuansas, aš manau, daug kas nesiaiškino tą dalyką. Tiesiog buvo įsikalę tos metrus, dar ten kažką. Toks nebuvo to ieškojimo, arba vis laik to kieto ieška. Tai va čia mum davė tas treniruotės, jau paskutinės treniruotės. Bet čia ačiū antrai komandai. Jo, antra komanda užvedė ant kelio, nes jo, tada penktadienį aš tada mindai su Laurinu, ar tu keitėjai? Tu keitėjai. Aš keičiau. Tai sakau, prasiskanuokit, pažiūrėkit, nes, nu ką, ten pakeičia distanciją. Pakeičia distanciją, tarp valandos 3 karščių. Žvybos, jeigu pakeista distancija ir vos nebuvo susirinkę, sakau, prasiskanuokit, ką ten radot. Pasirodė, ten buvo iš tavo kieto perėjimas į minkštą ir minkštesnis dugniukas. Va šitą etapą ir mum lėmė. O tas va minkštas dugnas, čia sakau. Nėra čia kažkokio kosmoso, kažkokių fiškių, kad ten kažką mes turim visos smulkios detalės. Tai va dugno paieška. Ir dabar šitą etapą karštis buvo biški giliau. Kaip antrą etapą mes ieškojom sekliau, ozonui buvo daug karščio. Ir kitose zonose būdavo ten 3,5-4 metrais labai mėgo. O dabar jis jau biški traukėsi giliau. Kaip nebūtų keista, vat...
šitą Mindės D zoną, blemba, visą laiką būdavo žavingiausia. Šiuo metu tenai iš viso tokia tuštuma. Tai E zoną pažiūrėk. Nu, tai va, E zona irgi, jo. Baisi, ten pirmą dieną 4,5 kg buvo laimėta zona. Nu, Šiandien aš jau irgi atsisėdau, tai 8 kilus sugaudžiau su kapeikom, bet šiaip vis tiek buvo liūdna ten 1,5 kg. jo. Tai va, ten iš viso salos galas irgi ten prastai gaudė. Žinau, kad Povilas iš toli gaudė, tai va tikriausiai, kad mano klaida ir buvo, nes ir Rinkaras tas, kur jėmė zoną, ir Povilas va, jam gaudė iš 36, nu 35 plius. Tai va, kartais būna taip, kad, čia pasakysiu tokią mažą fiškę, kartais būna taip, kad vis tiek pamirši. Tai kartais būna, kad antrą dieną žuvis atsitraukia toliau. Kartais tai būna, kad žuvis atsitraukia tiesiog toliau. Tai, nu, aš to dalyką neįsivertinau, tiesą pasakęs, buvau pamiršęs, nors giliai širdį kirbėja tas, nors pabandyti tą tolimą, bet, nu, mes laikomės plano, planas yra daužyti vieną tašką, nu, nedaužyti, o laikyti vieną tašką ir viskas. Ir padariau viską, kaip sakė, mergaitė padarė viską, ką galėjo. Bet gerai, šiaip manau, kad visi būsim dešimkiai, o ne? Mindė. Gal ne visi. Ne visi? Mindė, kiek iš pakrypti. Galbūt Mindė po šios etapų gal biškį pakrit. Bet dar yra 2 etapai skirvyti. Tai manau, kad atsitiesim, ne Hebra? Kas dar nesugaudėm? Kaziukas ir šaunuolis. Antrą dieną jau geriau. Nu, antrą dieną. Kaip tavo antrą, taip man pirmą. Nu, bet aš irgi toks esu laimingas, toks man visą laiką. B zonas, kaip su Rusla ėjom vakar į varžybas ir kalbam, Rusla vėl A, aš vėl B. Rusla sako, aš dar A zoną nesu šis metais pralošęs. Aš sakau, aš irgi B zoną nesu pralošęs. Ir nepralošėm. Ai, Rusla nuo antras, bet nu čia nepralošimas. Jo, viskas ten gerai. Tai jau ką mes jau, kai iš vakaro maišėm. Štai, iš vakaro su vandeniu, ryte ten biškį romitės dar įpylę. Jo, romitės minimaliai, tik tai dėl spalvos. Tai irgi nepasakyčiau, kad aromas ten kažkokios ten yra stebuklingas atrastas, ten vaikšto kalbos, ten, kad mes ten naudojam aromas galingai. Ne, nieko panašaus nėra. Ten, jeigu vienas buteliukas vieno gamintojo, kurį visi žinot, aromos ant 3 maišymų, vieną buteliuką. Nu, tai čia, nežinau, čia daug ar nedaug. Nors ten rašo, kad ten ant tos visas butelys ant kiek, ant blemba, net neatsimenu, bet ten 10 kg liktais sauso. Tai mes realiai supilam, nežinau, ant 30 kg. Nu, ne ant 30, kiek čia gaunas, ant 15 kg. Saus. Vieną buteliuką. Tai tikrai tai nežaidžia. Tai nėra kažkoks tai sensaso. Detalės ten irgi, kad ten stambios ar dar kažką. Ašgi vakar ėjom, nu po to polo šalia atsėdo, mes norėjom smulkę žuvį gauti, buvom pasiruošę, tai pas mane viskas per 2 milus prasijota, ten viskas buvo per 2 milus, smulkus jaukas buvo. Ir nu, pagavau, 11 karšų vis tiek. Tai gal ten vis tiek tas toks receptukas. Ai, vienas pagrindinis dalykas, ne iš vieno girdėjau, kad mes naudojam kažkokias chemijas ir dėl to už mūsų 3-4 žmonės negaudo ir prieš mus. Nu tikrai mes nieko nesinešim, ta prasme. Nu tai tada ir mes nebegaudom. Nu ir, nu Bet tikrai. taigi turi trenerius, kurie vaikšto, per patikrinimą tikrai būtų pamatę. Aš galvoju, Bet yra tokios šnekas ir praeitą etapą, nes praeitą etapą nu, ten vienareikšmiškai buvo. Šį etapą gal mažiau, bet irgi. Aš galvoju, žinai, kas yra. Tie, kur atsisėda šalia mūsų, čia jau toks psichologinis spaudimas gaunas, jie įsigąsta ir aš galvoju, jie prisidaro savo irgi dar reikalų. Su gyvais, jie bando per daug, irgi, nu, nereikia su gyvais taip žaisti, kad galvot priversit, ten atimsit žuvį, dar kažką. Tai aš įtariu, čia toks yra psichologinis. Užverčia savo. Privaro per daug, nereikia. Mes Bet biškai pradedam tus gyvus, padavinėjai, ten daug nepadavinėjai, po valandos ten kažką pabandai, va, ten biškai metuliuko, biškai ten, nu kas turi ten, aišku, daugiau padavinėjom, bet kas tas man toks kaip nėra toks, kaip gyvas, man toks
Tiesiog ten, jeigu jisai taip... Žodžiu, mes, kas... Tai va, aš galvoju, va taip, va. Bet viena komanda žino, kaip po mum gaudyti. Tikrai žino. Kas? Praeitą Ažuklė. Jo. Dermėnai. Šiandien Vincė mane... Ir praeitą Bet jie drąsiai ateina, žinok, ir jie savo daro, jie savo daro, bet jie nepadaro per daug su gyvais, jie turi savo planą, kaip Matijūnas po manim sėdėjo, jis turėjo savo planą, aišku, bet jam labai pasisekė, jis šušarį ten ir dzigelę pakarpė, dar ten kažką pasikarpė, tokį bam ir jam buvo gerai ir jis tada taip vis tiek jau įgūdžių turi, tai išlaviravus gan neblogai, tai, o kiti tiesiog pasimeta ir, manau, prisižaidžia su tais gyvais. Tai va, tas varyja. Aišku, nesuprantu, kodėl po kairę gal prisidaro, aišku, nesąmonė. Gal dar tikisi mus pridaryti. Nu, jo. Ir gaunas, kad... Nervuoja. Vienas antras karščias, tada nervus paima kokias lieka, prisikarpo, matėlio jaučiu pilno šeryklos. Bam, ir viskas, rate. Ir rate. Kur tikriausiai reikėjo tik išlaukti. Jo, čia sakau, viskas taip paprasta, reikėjo ramiai, sėdėti. Visi matė, visi turi trenerius, tie, kurie bent jau, jeigu žiūri čia sportininkai, tai viską jūs žinot ir viską jūs matot. Masalą aš keitinėjau, man, pavyzdžiui, vakar susilieku, sliekelius, ten 2-3 gabaliukus. Būdavo gerai, o šiandien, pavyzdžiui, pagrindas viskas ant matiliaus kokštelės sugaudytas buvo. Kažkaip ant slieko pagavau porą, bet ant matiliaus buvo gerai. O man matėlis karšiai nei vieną dieną nedirbo ant pagrindo. Man vakar visą laiką visus karčius pagavau ant matiliaus. Aš vis tiki, jum bandau, bet vis tiek aš užsidėt savo tas 3 sliekas ir yra karštis iškart. Gerai tau. Kitiem reikės užklijuoti. Jo, o aš bandžiau tavo sliekus ir nieko nepagavau ant tavo sliekų. Tai čia, žinai, čia tikėjimo dalykas arba nežinau. Bet buvo minčių prieš šį etapą, kad gal ne. Ruslas sakė penktadienį. Sakau, tai Rusla, paimsim šitą etapą, sako Rusla, be šansų. Atsimeni? Sako, be šansų. O aš 4 dienas. Sako, net ten Sakau, gal ar antri? Treti, antri. Jo, sakau, treti buvo, nes jo, kažkaip buvo, bet aš vis tiek buvau ramus, nes sakau, ramiai, einam gaudyti tą karšį, taip kaip mokėmės jį, vis tiek pasiteisino. Ne visiems, aišku, bet turbūt. Realiai galima sakyti, kad visiems pasteisino, viskas čia buvo gerai. Ten, biški, sakau, 2 zona buvo tokia, kad karščio nebuvo, o mes dirbam ant karščio. Ir Mindė vakar puikiausiai gaudė šušarą. Šiandieną bandė karščį. Ir ten, galėjo gaudyti. Šušarą būtų Mindė jaučiu gerai, žiauriai lindėtų, ne? Gerai būčiau, jeigu visą laiką gaudyčiau. Būtų gerai. Tai va. Sunkiau kyba, bet vis tiek būtų geriau. Tai va, chebryte, ką? Turbūt, kad viskas, tiek žinių. Žiauriai lauksim visų jūsų kitais metais. Sirkit už mumis. Liudas dar kažką turi mums pasakyti. Liudai, skambinai. Pasakyk Liudai čia visiems, kad viskas. Ką turi sakyti Liudas? Ką Liudas prisižadėjęs yra? Palauk, greitai atsiversiu. Liudas yra prisižadėjęs mums kai ką. Turim pasidarę. Tai dabar ant visos Lietuvos pasakysim, kad Liudas negalėtų. Oi, Liuda mirščikai. Nerandu dabar, kad būtų. Žodžiu. Žodžiu, Liudas yra pasakęs, kad... Ar jiems, jeigu tampam čempionais, tai kitais metais gaudysim su Liudo gyvais. Šiaip gaudom. Žodžiu. Gatvėje mes gaunam Liudo gyvais. Taip. Jau 10 metų, kaip sakant, su Liudo, ir kiek jau čia tų metų. Taip, turėsim Liudo gyvus kaip priėmimas. Ir jau matysit Liudo masalą žuvėm, kaip dabar matot, Survival, mūsų generalinis rėmėjas. Jo, ačiū rėmėjui. Jo. Puikiai parduotuvytė, viską rasit civiliniam ir militariniam savo hobiui.
Tai va, mes purvinom rankom norim su jumis atsisveikinti, padėkoti, kad esat su mumis. Ačiū tiem, kurie mus palaiko. Žinau, kad šiandien niekam nieko nerašiau, niekur dar nedėjau, bet jau sulaukiau daugybę jūsų sveikinimų, kurie žiūrėjo per Vitalijaus laivus, ne? Tiesiog siuntė žinutės, sirgo. Tai ačiū jums, kas sergat. Prenumeruokit mūsų kanalą ir kitais metais susitiksim vėl kur? Skirvytėj! Bet dabar dar kitas savaitgalį tandemas. Kitas savaitgalį tandemas. Iš tandemo tai mes jau ten su Rusla busim dviese, filmuosim šitą podcastą. Kontribį savo, bet čia ne į temą. Tai va, chebrytė, iki sekančių metų pavarysim sekančiais metais, o dabar mes norim dar švėjo tribūną! Gerai! Viskas, čia.